C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai Edgaras, sveikinimai su pergale. Kokias mintis? Gerai, aš manau, kad šiandien, jeigu paprastai kalbant, buvom geresnė komanda negu Milanas. Turėjom geresnę vienybę. Nesvarbu, kad buvo momentai, ypač puolime, kad neižaisdom kamuolio kaip reikia. Žinoma, tam įtakos turėjo ir gynėjų mažesnė rotacija, ypač iškritus Arnui. Tai tikrai buvo neparuoštų metimų ir neparuoštų epizodų, ypač puolime. Bet ta vienybė visų rungtynių metu plius minus buvo aukšto lygio ir, sakau, džiaugiamės mažais dalykais, gera gynyba. Išvykoje praleisti tik tiek taškų, patys 83. Tai manau viską pasako, kad ir gynybos dėka tikrai šiandieną buvo pagrindinė priežastis, kuri atnešė pergalę. Pačiam tai irgi buvo fantastiškas rungtynės, vienas geriausių lygoje, taip pat gavai trenerio pagirų, kad puikiai pradėjo rungtynės. Kaip stipriai pačiam reikėjo iš rungtynių po tos prastesnės karpos pačiam asmeniškai? Kaip visiems reikia geresnių rungtynių, visa komanda buvo, ar yra, nežinau. Tie rezultatai kaip ir nėra, kurie labai tenkintų. Aplamai, jeigu realistiškai žiūrint, tai nieko dar nepralošėm ir nieko nelaimėjom. Tai dar visko daug bus ir panašiai. Tai ar čia kalbėt, kad kažkokia buvo tragedija labai, tai aš nepasakyčiau ir nežinau. Norėjosi geriau, bet kažkokios tragedijos tikrai nebuvo. Šiandien žaidėt labai įvairiom rotacijom, nes neturėjote keletą žaidėjų, kaip galbūt taip stipriai galėjo ir Milano klubą išmušti, stebinti. Milanas patys pradeda dažniausiai rungtynės su, sakykime, eksperimentiniu penketu, kur Mirotičius trečioj žaidžia, tai šitam dalykui pasiruošėm šiandien ryte ir sukeitėm, sakykime, tos match-upus. Tai turėjom gerą atsaką tiek Mirotičiui, tiek Kevariusas dažnai buvo prie jo ir labai gerą darbą atliko. Kiti žaidėjai, vėlgi sakau, jeigu knapstumės po dar daugiau dalykų, nuo antroji pusėje labai daug kentėjom atkovotų kamuolių puolime, kai išėjo Heinzas ir prikovojo, tai bet prie tų įsikeitimų kaip ir kažkiek ta rizika yra, kad gali būti tas dalykas. Tai, o šiaip verčiamės, kas yra, blogai Arno, kad netekom, panašu trauma ne iš lengvųjų, tai turėsime verstis toliau. Atsirgi ne kartą užatakavai prieš Mirotičių ir kažkiek yra smagiau suvesti prieš vis tiek didžiausią rajūną. Tai manau, ne mes vieni suprantam, kad gynyba nėra pats, sakykime, geriausias žaidėjas, bet velniškai gerą aukšto lygio ir visada žaisti prieš tokius krepšininkus yra vienas malonumas, todėl kad pasiekimai patys kalba už save ir su Mirotičium turėjau tiek ir gerų dienų, tiek ir blogų dienų. Yra velniškai daug, gali iš jo pasimokinti dalykų ir kartais net ir bandau kažką išmokti iš jo. Šiandieną buvo tokia diena, kaip sakau, čia tik tai vienas rungtynės. Buvo ar labai daug fanų šiandien Milane, kartais nepasijuto lyg Žalgirio arenoje būtinas momentais? Vienareikšmiškai tikrai taip, momentais tikrai peršaukdavo varžovų palaikymo komandą, tai mūsiškai šiandien labai gerai girdėjosi, nuo pat apšilimų, nuo pat pradžios puikiai įsijungia ir, sakau, žaisti ir dar laimėti, žmonėm padovanoti pergalę išvykoje ir, sakau, patys, kai laimim, visai kitos nuotaikos būna po pergalės, negu, sakykime, kaip pralaim ir kelis iš eilės. Šiandien tu žaidusi tik tais Danielius, nebuvo praėjusiam sezone, kaip apskritai yra susilygęs visas šitas kolektyvas ir tas bagažas, kokį jūs esat sukaupę per visą tą laiką nuo praėjusią sezoną. Danielius yra savas žmogus visiškai, be jokių abejonių. Labai greitai pritapo į kolektyvą ir šiandien gavo šansą, kur buvo momentas puolime, pražanga kaip paėmė, ten buvo visiškas geriausias momentas, manau, ir tokie momentai turi ugdyti žaidėjus, stengtis dar labiau, o komandos draugai velniškai palaiko jį, kaip sakau, jis yra visiškai savas žmogus ir džiaugiamės už jį. Dar nors šiek tiek paklausyti apie tavo asmeninį labai gerą žaidimą šiandien, kokia paslaptis, kad iki tol buvo tos kritikos iš visuomenės, tai įdomu išgirsti, kaip tu galbūt pereini per tos momentus, kai vis tiek matai, kad socialinėje erdvėje sukas tavo vardas, ties netikliais metimais ir panašiai, stengiasi atsiriboti ir panašiai. Jau nežinau, šitas klausimas buvo pas mus komandai, nė karto neišgirdau, ne vienas, nebuvo kažkokios katastrofos.
Ir nebuvo, kad žaidžiau blogai, iš tikrųjų. Taip, lygis galbūt ne toks, koks galėtų būti, bet kad kažkokia tragedija būtų. Dariau visą laiką, ką darau, visą savo karjerą. Taip, kad jeigu kritiką išgirstu iš komandos draugų ar komandos štabo arba iš savo artimųjų, tai tada jie priimu asmeniškai ir žinau, kad tai yra teisinga kritika ir pagrįsta, o visa kita visi tos kritikos gavom ir gausim. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.